Labas rytas, mėlyje. Puikų tokį labai gražų rytą, kai tiek pridrėbta sniego ir galima pasižiūrėti, kaip tai atrodo gamtoje, kaip apsnigtos eglės. Gražu žiūrėti. Na, o šį rytą pakalbėkime apie tokią temą kaip fotoaparato apsauga. Dažnai girdžiu, kad kaip apsaugoti, jeigu lietus, kaip apsaugoti aparatą nuo dulkių, kam reikalinga blenda, kam reikalingi filtrai ant objektyvo. Kalbu apie apsauginius filtrus. Taip kad rūpestis pas žmonės yra ir jie nori pasirūpinti savo fotoaparatu. Ypač jeigu jisai mėgėjiškas, tada dar svarbiau. Bet vienas dalykas yra, kurie negalima daryti tai perdėtai. Taigi apie tai pakalbėsim, o dabar laikas riebus. Dabar būtinai prenumeracija, būtinai skambutis, kad nepraleisi kitų video, būtinai pakomentuoti. YouTube'as labai nori, kad komentuotų žiūrovai, kad šitas YouTube video kiltų į aukštesnius reitingus, kad pamatytų daugiau žmonių. Tai parašyk bent po 3 žodelius, mažiausiai kažką parašyk, sugalvok ką nors. Pagaliau pakomentuok, užduok naują temą, kuri yra, manau, svarbi tiek tau, tiek tavo draugams ar kolegoms, kurie nori mokytis. Aš manau, kad tai svarbu. Patarimai, profesionalūs patarimai, jie tikrai padeda apsispręsti, ką naudoti, ką pirkti, ko nepirkti ir taip toliau ir panašiai. Tikrai tokie atviri, nuoširdūs patarimai, jie mums padeda. Taigi, padaryk tai ir aš būsiu dėkingas, o tau nieko nekainuoja. Tad grįžkim prie temos. Šiandieną keletą tokių dalykų kaip blenda, kaip filtras, kaip fotoaparato įmautė. Tai yra tiesiog apsauginiai dalykai, kurių pagalba mes galim apsaugoti patį fotoaparatą, jo objektyvą, apsaugoti nuo tiesioginės šviesos ir taip toliau. Bet, kaip aš sakiau, jeigu mes pradedam galvoti apie apsaugą ir mažai galvoti apie tai, kokį rezultatą mes gausime, tai irgi nėra gerai. Mėlyje, kartais mes perdėtai saugom, perdėtai galvojam apie tai, kaip mums nefotografuoti per lietų, kaip mums nefotografuoti arba nekeisti objektyvų, kada esam pajūry vasarą ir ten pilna dulkių. Žodžiu, jeigu mūsų galvos užimtos būtent tuo, kad tik tai kažkas blogo neatsitiktų, tai apie rezultatus nuotraukų mums nėra kada ir galvoti. Žinot, bėda būna dar tame, kad kitą kartą lietus arba tas oras toks atrodytų iš tikrųjų baisu ir klientui pasakyti, kad tu eik dabar stok ant lietaus, ypač jeigu kokios vestuvės ar krikštynos, tai iš tikrųjų jam atrodo baisu. Tai čia viena medalio pusė. Bet dar baisiau, kai klientas nori, tarkim, jaunoji ar šiaip mergina, modelis, nori nuotraukų per lietų, o tu sakai, mano fotoaparatas nepovandeninis, aš per lietų nefotografuoju. Tai vaizduok, kaip tai skamba. Ir tokių yra. Yra tokių žmonių, kurie būtent perdėtai saugoja, negalvoja apie tai, kokį rezultatą gaus. Taigi, istoriją turėjau irgi gražią labai ir jaunieji sutiko. Ties pasakius, ne kitos išeities beveik ir nebuvo, nes visą dieną lyjo. Galima sakyti, pylė, o nelyjo. Ir dabar turbūt kyla klausimas, o kaip jūs saugojat savo fotoaparatą? Ačiū Dievui, kad fotoaparatas yra profesionalus. Profesionalus aparatai, jie tvirčiau ir geriau apsaugoti. Tiek objektyvai, tiek pats korpusas. Todėl labai pergyventi dėl to man ir nereikėjo. Bet aš vis tiek ant objektyvų uždėtą blendą pas mane visada. Tam aš irgi turėjau filtrų pas mane yra daug ir apsauginių visokių kitokių, bet eisim prie jų vėliau ir aš pasakysiu, kodėl aš jų neperku. Tiesiog aš jų gaunu, tarkim, su kokiu nors kitu objektyvu ir taip toliau, neverta mano nuomonė pirkti ir laidyti pinigus. Taigi, o kad jau visai taip nepiltų ant pačių fotoaparato, aš paėmiau krepšelį, nežinau, kokios ten parduotuvės, tiesiog įmovėm, mes kartu tuo metu su žmonikė fotografavom, tai paėmėm aparatus, kišom į krepšelius, iškišom tik objektyvą ir taip visą dieną fotografavom ir nematėm jokio vargo. Mums buvo svarbiausia,
kokį rezultatą gausim. Ir iš tiesų rezultatas buvo tiesiog įspūdingas, nes viskas. Mes patys sulyję iki pat siūlelio. Jaunoji sulijos irgi iki pat siūlelio. Suknelė jinai vos panešė ant tiek prisigėrus lietaus vandens jinai. Ir iš tikrųjų ir nuotaika buvo gera ir įdomu. Aišku, smagu buvo, kad nebuvo šalta, bet lietus mums neišbaidė. Tai štai, mėlyjei, mes galim stovėti kur nors arba įlindę kur nors į kokią patalpą, padaryti keletą neįdomių nuotraukų ir sakyt, mes nekalti, tai yra oras, lietus sugadino man visą reikalą ir kaip matai gaila. Štai iki ko daveda kartais perdėta apsauga. Toliau yra labai svarbu apie tai pagalvoti. Mes naudojame maišelį ir kažkas sako, tai gal geriau nusipirkti kur nors tą įmautę specialią, kuri jinai yra gerai pasiūta, tikrai apsaugo patį fotoaparatą ar panašiai. Gal iš tikrųjų ir taip, bet aš tada užduočiau klausimą, ar tu ruošiesi tą patį fotoaparatą naudoti 10 metų, pavyzdžiui. Jau kad ne. Po žiek metų kitų jau tu nutarsi pirkti naujesnio modelio, geresnį gal fotoaparatą arba profesionalesnį ir žiūrėsi, kad ta įmautė jau tau netinka. Ir tai reiškia, kad tu turėsi papildomų išlaidų ir tą įmautę gal panaudosi per metus kartą, o gal ir nepanaudosi iš viso. Tai ar tokį dalyką pirkt, spręskit patys. Aš čia, kaip sako, nepatarėjas, aš tik tai dalinuosi savo tokią, nuoširdžiais patarimais. Taigi, man paprasčiau turėti tą kokį nors ten maišelį nuo produktų ir panašiai. Šalia netoli, ypač jeigu toks oras, nežinai, lis ar ne. Ir jeigu lis, aš išsitrauksiu tiesiog užmausiu ant fotoaparato ir viskas paprasta, aš nekreipiu dėmesio, kas tai į mane kaip žiūrės, kaip čia atrodys, kad aš užmovęs fotoaparatą. Tai pasirinkimas jumyse. Taip. Toliau, naudoti filtrą ar nenaudoti. Taip pat labai svarbu saugoti, patį objektyvą. Objektyvas tai kaip žmogaus akis ir jį saugot, mano nuomonė, labai svarbu. Taip kaip jeigu jisai suges, jeigu stiklui kažkas atsitiks, tai panašiai bus, turėsim kažkokių daug nuotraukose matomų dalykų, ar nebus ryškumo ir panašiai. Ir turėsim diskomfortą žiūrėdami nuotraukas, kad kažkas atsitiko. Tai ar reikia naudoti filtrą, apsauginį filtrą ar ne? Vėlgi, jeigu sakysiu reikia, tai sakysiu jo, reikia nusipirkti ir turėti, ar ne? Galima ir nusipirkti, gal jie ten ir ne karvę kainuoja. Bet aš kaip daug kaitolės visokių objektyvų ir pirkęs ir naudotų, ir nenaudotų, tų filtrų natūraliai susikaupė ir aš jų turiu. Kad tą filtrą naudoti, jūs galite vėlgi paklausyti dabar manęs ir paskui patiem apsispręsti. Pas mane ne vieno objektyvo nėra uždėtų filtrų. Uždėčiau filtrą turbūt, jeigu iš tikrųjų būtų tokios sąlygos prastos ir man gan dažnai reikėtų valyti priekinį stiklą. Tai gali būti sniegas, drebia, galbūt lietus. O baisiau ko gero yra kur nors pajūry, kai atrodo kitą kartą ir štilius, o po 2 valandų fotografavimo tu matai, kaip visas aparatas apdulkėjęs. Taigi, jeigu jis apdulkės ir pats stiklas, tai aišku, reiks kažkaip valyti, nupūsti ir taip toliau ir panašiai. Tai gal tokiu atveju aš ir užsidėčiau, kad mažiau reikėtų brūžinti patį priekinį stiklą ir mažiau pakliūtų. Vėl ačiū Dievui, kad mano fotoaparatas profesionalus, objektyvai profesionalus, tai yra mažiau tikimybės, kad tų dulkių prilys visur į plyšius ir netgi, jei neprofesionalus fotoaparatai ir objektyvai, dažnai prilenda ir kažkur į vidų, ir patį objektyvą. Ir tu paskui jauti sukiodamas židinio nuotolį, tai yra zoom, jauti arba girdi netgi, kai kažkas traška, ten kažkoks mėliukas. Taigi, tokia apsauga verta gal to, kada tu esi tikrai tokiose sąlygose, kur gali būti daug dulkių. Tai štai, o dabar pagalvokit apie tai, jeigu naudoti į pastoviai užsidėjus, sakys, tai aš ir nenusukinėsiu. Tai tokia istorija. Neįsivaizduokit, kad pasikeičia šiumis į svečius ir tas graži aplinka, gamta, o mes sėdim namuose, sau geriam arbatėlę ar kavutę ir žiūrim per langą, kaip čia gražu, kaip į gamtą viskas matus ir panašiai. Prasidėsim valandą, gal 2 ir paskui kažkam kils klausimas. O kodėl mes neinam į lauką pasižiūrėti tos gamtos, ar ne?
Tai įsivaizduokit su filtru kažkas panašaus. Kaip ir matai, kaip ir viskas gražu, ar ne, bet tu žiūri per stiklą, per langą. Kodėl neišeiti į lauką pasižiūrėti? Tai kodėl nefotografuoti be filtro? Taigi vėlgi taip pat išvadą darykit patys, kaip jūs manot. Mano nuomonė su filtru šiek tiek kokybei kenkia, šiek tiek nuima tą tokį, nes mes, kai žiūrim per langą, mes irgi matom, kad mes žiūrim per langą, ne mūsų akis, ne kokios ten, žodžiu, matom. Tai štai, mano nuomonė, be filtro nuotrauka bus aštresnė, kokybiškesnė ir taip toliau. Toliau spręst patiems. Dabar kažkas klausia, o blenda, pirkau objektyvą ir vat kažkoks tai ten, žodžiu, mėtos plasmasės gabalas ir taip toliau, ir jis man maišo, jeigu aš jį uždedu, man netelpa į tašę ir taip toliau. Tai štai, blenda yra svarbus dalykas ir jeigu jisai būna prie fotoaparato, tai yra prie objektyvo, kai jūs perkat, tai būkit geri, naudokit. Blendą aš rekomenduoju nenuiminėti, jinai kokybei tikrai nepakenks, tik tai pagerins. Kai blenda uždėta, ypač fotografuojant saulėtą dieną, kaip šviečia visokie prožektoriai, galbūt koncertas ir panašiai, blenda apsaugo, kad tiesioginiai spinduliai nepakliūtų. Ir fotografuojant prieš saulę žmogų, galima pastebėti be blendos, kad kontūrai šiek tiek susilieja. Ir kai tik uždedam blendą, kontūrai pasidaro aiškesni. Gerai, pabandykit patys ir manau, jau jūs nekartą tai darėt, kai prieš saulę žiūrint jūs ranką pridedat štai taip. Arba užsidedat kepurėlę su snapeliu. Tai štai, blenda ir yra tas snapelis, kuris jums padeda geriau įžiūrėti viską, ką jūs matot priekyje save, prieš šviesą, prieš saulę ir panašiai. Tai blenda pagerina nuotraukos kokybę, ypač tada labai puikiai šviečia visokios lempos, saulė ir taip toliau. Taigi šitie dalykai atrodytų yra kaip ir apsauginiai fotoaparato ir objektyvo, daiktai, papildomi priedai, bet tuo pačiu, jeigu mes pradedam tik tai jais rūpintis ir galvoti, kaip mums čia tą fotoaparatą apsaugoti ar objektyvą nuo visko, kas gali įvykti, tai nepamirškim, kad greičiausiai apie emociją ir nuotraukos rezultatą mes pamiršim. Ir paskui galbūt jūs, o galbūt ir klientas bus nelabai patenkintas, gerai, gražu, bet jausim, kad nepadarėm kažko iki galo. Taigi, mėlyje, štai tokie mano atviri patarimai. Tikiuosi, kad jums padės apsispręsti, ar įsigyti tokius dalykus, ar tiesiog kažkur tai gauti ir kada juos naudoti. Kai kuriuos galima naudoti pastoviai ir aš rekomenduoju pastoviai naudos, kai kuriuos naudoti galima tik tai tada, kada matai, kad sąlygos nekokios. O daugiau mano patarimų, jeigu tikrai nori dar daugiau sužinoti apie fotografiją, dar daugiau patarimų, dar daugiau žinių įgyti, kaip fotografuoti, kaip naudotis fotoaparato funkcijom, kaip naudotis fotoaparato nustatymais, kad nuotraukos būtų iš tikrųjų kokybiškesnės, aštresnės, ryškesnės ten, kur tau reikia, detalumas koks svarbus. Tai mokytis galima pas mane dviem būdais, tai savarankiškai arba individualiai. Savarankiškai net 10 temų video formate, nuorodos ir po šio video galima pasižiūrėti ir įsigyti po vieną temą. Galima 6 temų paketą, o galima visų 10 temų paketą įsigyti ir mokytis pačiam, būnant kur nori, kada nori ir laikas neribojamas, kiek nori. Taigi mokaisi ir džiaugiesi, žiūri ir darai, kas tau sakoma. Ir individualiai, tai mokomės tik tai tu ir aš, visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai tik tai tau. Todėl mokytis individualiai tai yra visai kitas lygis, nes tai yra profesionalu, mes sužinom tai, kas yra svarbu, įsimenam tai, kas yra svarbu, kad mūsų nuotraukos gerėtų, profesionalėtų. Visi šie patarimai jie padeda mums geriau tobulėti ir fotografuoti šventes, visokius kitokius dalykus. Labas šitas. Taigi šitie dalykai tikrai padės tau, nes mes mokomės tik tai tu ir aš, kad lengviau įsimintum, jei kažko nesupratai, visą laiką galima pakartoti. Ir aš toliau, mėlėjai, nepamirštam laiką, jeigu jums patiko šitas video, šitie patarimai, būtinai prenumeruoti, būtinai paspausti skambutį, kad nepraleisti kitų video, būtinai pakomentuoti bent 3 žodelius, mažiausiai tai yra 3 žodelius, jums tai tikrai nesudėtinga,
tai nekainuoja, o man tai malonu. Na ir YouTube'as į tai atsižvelgia ir kelia reitinguose mano video. Būtinai užduokit naujų temų, tai labai svarbu, mažiau man reikia galvot ir galiu jums taip atsakyti. Viskas, šiam kartui tiek, iki sekančio susitikimo, iki sekančių video, iki sekančių patarimų. Visiems iki, gražios dienos.